Jaroslavo pranešimą. Gerbiami ponai ir ponios, labai jaučiuosi pagerbtas dalyvaudamas šioje svarbioje konferencijoje ir labai atsiprašau, kad negaliu dalyvauti gyvai. Jūs žinote, kad ir nuo šių metų nusprendžiau ir dėl suprantamų priežasčių nebeišvykti iš šalies ir labai gailiuosi, kad negaliu būti su jumis, bet labai džiaugiuosi, kad galiu tokiu būdu prisijungti. Manęs buvo paprašyta kalbėti apie dekolonizaciją Ukrainos istorijos ir norėčiau pradėti nuo tam tikrų išimčių. Jūs tikriausiai suprantate, kad istorikai yra dvilypė, tai tą supras mano kolegos, kalbant apie Ukrainos kontekstą, bet tai ir reiškia, kad istorija yra kuriama dabar. Tai yra procesas dalykų, kurie vyksta dabar. Taigi mano diskusija bus labiau apie tą antrą dimensiją, kur mes kalbame apie istorijos aspektą, bet prieš pristatant šią temą norėčiau labai trumpai pakalbėti, kaip mes matome kolonizacijos laikotarpį. Ir matome, kad yra ryšys tarp politikos ir istorinių šaltinių ir galia yra istorijoje, victum cum regio estum historium. Tai Rusija išnaudojo šitą naratyvą, pavergdama tautas, kurioms buvo neleidžiama turėti savo autentiškos istorijos. Ir pažinti savo praeities. Tai norėčiau priminti, kad neistorinių tautų koncepcija gimė vakaruose, Helio, vėliau įtvirtinta Markso Engelso. Taigi šiek tiek kita situacija su Rusijos imperija, nes tarsi yra nei vakarietiška, nei rytietiška idėja ir didžioji dalis rytų Europos istorikų buvo nuo bolševikų pabėgę specialistai, istorikai. Ir jie pasakojo imperialistinę istorijos versiją vakarams. Ir kai kalbame apie įvairius veikiančius istorijos centrus, ten yra pasakojama tokio pobūdžio istorijos versija ir mes turime su tuo tą pripažinti. Ir Ukraina buvo tuo nepatenkinta, Ukraina turi savo istoriją, juo didžiuojasi ir stengiasi keisti šį supratimą. Ir kiekviena valstybė turi teisę būti savo galioje ir kalbant apie modernę historiografiją, mes turime autorių, kurie įvairiomis kalbomis pradėjo lyderiauti nuo 1917 metų, pasakodami tokią istorijos versiją. Ir ukrainiečiai tampa tarsi iš neistorinės tautos, patetiškų kažkokių tai žmonių virto herojais. Ir galiausiai buvo suprasta, kad istorija rašoma niekam. Tai buvo daroma iki Sovietų Sąjungos griuvimo. Ir tai atsisuko prieš ukrainiečius, nes kuomet Ukraina išniro kaip nepriklausoma tauta, visi klausė vakaruose, kaip čia taip nutiko. Ir buvo ignoruojama tokios tautos egzistencija, ir kad tai yra gėdinga vakarų akademiniai visuomeniai. Ir šitą būtina išsiaiškinti, bet prasidėjus Rusijos karui Ukrainoje buvo tam tikrų rezultatų pasiekta ir čia tiek maždaug apie istorinius šaltinius, istorijos pateikimą. Bet kalbant apie dekolonizaciją,
tai yra labai paini tema, nes ji reiškia skirtingus dalykus skirtingas žmonėms. Praėjusiais metais dėsčiau Ukrainos tautos istoriją Vienoje ir vienas studentė priėjusi sakė, kad jai dekolonizacija reiškia kažką kitą, nes jai tai reiškia teisė turėti istoriją be vakariečių ir be vakarų dominuojamo diskurso. Tai mes kalbėjome apie Gazą, antiimperialistinį diskursą be vakarų dalyvavimo. Todėl vakaruose yra pastangos ir teigiama, kad Rusija išprovokavo vakarai, kad buvo tam tikra grėsmė ir vyko kolonizacija. Taigi kolonizacija per se yra labai painus terminas, kuris gali būti naudojamas ir Ukrainos naudai, ir prieš Ukrainą, Putino rankose. Aš manau, kad klausimą dar labiau komplikuoja, kai žvelgiame į istorinės realijas. Kad būtų lengviau suprasti, norėčiau kalbėti apie Mikę Pūkuotuką, vieną knygą, kuri, man regis, yra labai svarbi, ypatingai istorikams. Prisimenate, Mikė Pūkuotukas pirmame skyriuje norėjo rinkti medų. Atėjo prie medžio ir suprato, kad čia ne tokios bitės. Čia yra blogos bitės ir blogos bitės neša blogą medų. Tai yra metafora. Ir Rusija buvo blogos imperijos tipas ir steigė blogas kolonijas. Viena iš jų buvo Ukraina. Taigi Rusija buvo žemių imperija ir čia aiškus atskirimas, kur baigėsi metropolis ir prasideda kolonijos. Tai yra šiek tiek kitaip nei Britų ar Portugalų kolonijos ir kolonijos ten būdavo atskirtos okeanais, jūromis. Ir čia vėlgi buvo kas kita, kalbant apie Ukrainą. Rusija buvo didžiulė, bet buvo būtina, gali patikėti elitui. Ir taip pat po Rusijos įtaką pateko ir šalia buvusios kaiminės šalis, Baltijos šalis, Ukraina, Kazachstanas ir panašiai. Ir taip pat svarbu paminėti, kad Rusijos imperija ir elitas iš vakarų pasienio ukrainiečiai turėjo privalumo, kitaip nei lietuviai ar lenkai, tarkims, jie buvo jie turėjo, ukrainiečiai kaip ortodoksai turėjo šiek tiek kitokią padėtį. Ir Rusijos imperija tikėjo, kad ukrainiečiai arba mažoji Rusija buvo savi. Todėl tarsi kvietė juos prisijungti. 18 amžiuje tarkim, tam tik valdytojai buvo ukrainiečiai, tam tikrų vadovai įvairių institucijų, bet jeigu skaitysime Čechovo, Majakovskio, Achmatovos biografijas, galime sužinoti apie jų tautinę kilmę, etninę kilmę. Ir manau, kad tokie naratyvai pasirodė po Stalino mirties,
nes Chruščiovas, Brežnevas, Gorbačiovas buvo susiję su Ukraina ir jie taip pat skatino ypatingą Ukrainos statusą ir ironiškai yra vietinio komunistų lyderio dienoraštis, kuris skundžiasi ukrainiečių nešamų rusų jungų, nes ukrainiečiai kenčia labiau nei nuo mongolų. Ir sovietų elitas paskutiniais Sovietų Sąjungos metais buvo praktiškai ukrainietiškos kilmės. Ir čia skiriasi nuo Britanijos imperijos ar kitų imperijų ir nuo kolonijų, tarkim, Peru, Indijoje ir panašiai. Tai mes kalbame apie labai kompleksišką Ukrainos padėtį. Ir Britai savo kurdami imperiją tikėjo, kad tai yra jų imperija ir ukrainiečiai veikia kažkaip panašiai. Jie kūrė Rusijos imperiją, tikėdami, kad ši imperija bus supergalia. Ir dėl to labai daug jėgų metė į šios imperijos stiprinimą, bet čia yra ironija. Ukrainiečių statusas buvo kaip škotų, dėja likimas matoma koks. Ir jie taip pat buvo labai paveikti imperijai žlugus, tai jie ir žlugdė šią imperiją. Tai kodėlgi buvo toks daugelypiškumas? Galėčiau pasakyti, kad ukrainiečių sėkmė turėjo kainą, kad ukrainiečiai turėjo atsisakyti savo tautinio identiteto. Jie tarsi pasirinko būti rusais, jie buvo iš Ukrainos, bet ne ukrainiečiai. Ir toks pasirinkimas buvo sunkiai priimamas, tačiau Leningrade, Maskvoje jie buvo marginalizuojami ir antra, Rusijos imperija darė viską, kad ukrainiečiai turėtų būti laikomi kaip tautinė mažuma ir neturėtų kažkokių tai tautinės savimonės tapti atskira tauta dėl turimos kultūros ir kad neturėtų politinių teisių. Ir norėčiau priminti, kad Rusija imperijos gale 2 kartus buvo uždraudusi ukrainiečių kalbą. Tai yra ekstremalūs atvejai. Ir tam tikrais laikotarpiais sovietmečių kalba nebuvo uždrausta, tačiau ukrainiečių kalba buvo sumenkinta iki dialekto. Ir yra tam tikri tekstai Brežnevo, Chruščiovo laikų. Ir rusų kalba ten įvardyjama kaip ukrainiečių gimtoji, o ukrainiečių tiesiog kaip dialektas. Ir kalbant apie sovietų Ukrainos sostinę Kyjivą, tik ukrainietiškai kalbėjo valytojai ir rašytojai. Rašytojai todėl, kad jų tokia paskirtis rašyti įvairiomis kalbomis, o valytojai todėl, kad kitų kalbų nemokėjo. Taigi mes turime štai tokią situaciją ir turime pabrėžti, kad ukrainiečių identitetas buvo platesnis nei kalba, labai panašiai į airių situaciją, kurie pamiršo savo kalbą, bet išsaugojo savo tapatumą. Ir nors ukrainiečiai iš esmės dauguma jų kalbėjo rusiškai, bet jų istorinė atmintis rodė, kad jie turėjo savo tautą. Ir mano pareiškimas apie 19-20 amžių, kad pagrindinė skirtis nėra kalba tarp Rusijos ir Ukrainos. Pagrindinė skirtis tarp Rusijos ir Ukrainos yra tradicijos.
Tai kaip, pavyzdžiui, lenkų ir lietuvių. Tai iš esmės ukrainiečiai turi tendencijas, istorinės tendencijas ir istorinę tokių tendencijų atmintį, burtis į pilietinės visuomenės. Ir taip pat ukrainiečiai ribojo savo valdytojų valdžią ir nebuvo linkę į totalitarizmą. Tai iš tikrųjų labai sunku įsivaizduoti ukrainietišką Putiną ar Staliną, kaip ir įsivaizduoti, jog galėjo išsivysti dinamišką Rusijos pilietinę visuomenę arba Maidaną Maskvoje. Taigi vėl ir vėl mes kalbame apie istoriją, kuri yra svarbi. Ir manau, kad tokie skirtumai atsiskleidžia istorijoje. Ir aš sakyčiau, tai yra nuokrypis. Ir tai yra klaidinga teikti, nes didžioji dalis istorijos yra, kai Ukraina nebuvo Rusijos dalis, bet moderniaisiais laikais galbūt netgi Lenkijos veiksnys buvo dar svarbesnis nei rusiškasis. Rusiškasis veiksnys prasideda nuo 18 amžiaus, tai moderniaisiais laikais ir didesnė įtaka buvo iš Lenkijos pusės iki 18 amžiaus. Nes ilgą laiką Ukraina buvo po Lenkijos įtaka ir kalba buvo ne rusų ir ne ukrainiečių kalba, bet lenkų kalba, nes lenkų buvo labai daug iki Pirmojo pasaulinio karo Ukrainoje. Tai yra toks lenkiškasis veiksnys per se. Ir ukrainiečiai sako, kad tai buvo vakarai atėję lenkiškais rūbais į Ukrainą. Ir taip pat mes galime kalbėti apie vakarietišką formulę. Ir ši formulė reiškia, jog buvo ribojamos valdovų galios. Ir veikia organizuota visuomenė, galėjusi užtikrinti, kad nebūtų absoliučių galių sutelktų valdytojo rankose. Ir Ukraina kaip valstybė iškylo dėl kazokų sukilimo, taip pat mes žinome apie Žečpospolitos įtaką. Ir nors kazokai sukilo prieš Žečpospolitą, mes žinome, kokį tai turėjo poveikį struktūroms. Kai monarcho galia buvo apribota ir vėlgi kalbant apie kazokų sukilimą, sako, nieko, buvo toks tarsi šūkis, kad be mūsų nebus nieko. Be mūsų nebus nieko sprendžiama. Ir tas pats ir su Tarasu Ševčenko, ir taip pat buvo teritorijos, kurios liko už Sovietų sąjungos ribų ir išties tas supratimas išliko giliai išsišaknės istorijoje ir ypatingai po Holodomoro traumos rodo, kad išties tauta turėjo didžiulių skirtumų nuo Rusijos tautos. Tai darydamas išvadą galiu pasakyti, kad mes turime labai paradoksalų atvejį, kai Ukraina buvo ir kolonija, ir nebuvo. Priklauso nuo to, su kuo kalbėsi. Tie, kurie darė karjerą imperializmo centre, Ukraina buvo centre. Ir jie taip pat valdė iš šito suvokimo, kaip Brežnevas, Gorbačiovas, o kurie nepriima tokio supratimo. Ukraina buvo kolonija. Ir yra daugybė argumentų ir praktikų, pavyzdžiui, kalbant apie Holodomorą, nes Stalino ir kitų vadovų
elgesys su Ukraina buvo kaip kolonistų, kaip Airijos, tarkim, badmečio metu, kas buvo būdinga. Ir tai yra matoma nagrinėjant ukrainiečių vaidmenį, kai kurie buvo tarp vadovų ir kai kurie buvo kitoje pusėje. Ir dar labiau komplikuoja viską, jog tai paveikia ir pačius rusus. Yra geras lyginamasis tyrimas 16-18 amžiaus laikotarpio, kad visos tautos, ukrainiečiai, lietuviai ir kiti tarsi atgavo savo tautinę savimonę vienu metu, ypatingai kalbant apie Rusiją, nes išskyrus Rusiją. Nes čia tauta buvo tarsi suvalgyta imperijos. Nes Rusija taip pat buvo kolonizuota. Yra viena knyga istoriko, kuris gyvena vakaruose, apie vidinę kolonizaciją. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad Rusijos imperija buvo imperija be tautinio branduolio, nes tai buvo imperijos centras. Ir man atrodo, kad tai labai svarbu suprasti, kaip iškilo Ukraina ir kaip kilo šis karas. Nes Sovietų sąjunga apleido šią temą ne vien dėl tautų paraštėse, bet ir todėl, kad tokios idėjos buvo žlugdomos iš pat centro, tarkim, Gorbačiovo laikais. Taigi, Rusija pati savotiškai sukilo prieš Sovietų sąjungą ir Jelcinas ir jo komanda pradėjo imperijos disintegraciją, todėl kad Rusijos tautą tarsi prarijo pati imperija. Ir kalbant apie paskutinės Jelcino dienas ir atėjimą Putino į valdžią, šiuo metu dabar Rusija bando grįžti prie imperijos statuso. Bet čia yra labai toks specifinis etosas pagal Citko, kuris buvo Gorbačiovo patarėjas. Jis sakė, kad 91-aisiais, kai prieš sužlungant Sovietų sąjungai, jie kalbėjo su Jelcinu, ką daryti su Ukraina. Ir netrukus jie padarė išvadą, kad reikia paleisti Ukrainą su viena sąlyga. Nebuvo tikima, kad Ukraina yra tikra tauta ir kad ji taps valstybę, veikiančią valstybę, ir jie galvojo, kad Ukrainos eksperimentas sužlugs ir pati Ukraina grįš į Rusiją, atšliauš ant kelių, maldaudama būti priimta atgal. Tai yra labai svarbu, nes mes čia kalbame ne apie Rusijos komunistus, kalbame apie Rusijos liberalią poziciją, kurią atstovavo Jelcinas ir kiti. Taigi, ką aš galiu pasakyti, pridėti, kad mes galvojame apie Putiną kaip apie buvusi KGB tarnautoją, kas yra teisinga. Tačiau jis savo veiklą pradėjo Jelcino aplinkoje, Sakčavo aplinkoje, kuris buvo antrasis po Jelcino lyderis. Ir opozicinis žurnalistas, kuris paėmė interviu iš Putino 91 metais, jis pasakė tą patį, ką 22-aisiais, kai prasidėjo karas Kryme, apie desintegraciją Sovietų sąjungos, kad, sako, atsirado anksčiau neegzistavusios tautos. Tai parodo tragišką padėtį ir priežastį dekolonizacijai.
mes kalbame ne tik apie Rusijos komunistus, imperialistus, tai taip pat yra didelė dalis Rusijos liberalių protų, kurie galvoja, jog Ukraina yra istoriškai Rusijos dalis ir nesutinka su argumentu, kad Ukraina turi savo istoriją, savitą istoriją, nuosavą istoriją. Ir yra išimčių, bet jos yra labai nedidelės. Taigi, kokią išvadą galėčiau daryti? Aš sakyčiau, ir tai susiję su dekolonizacijos kaina, pirmiausia, kolonija yra tarsi paveldėtas dalykas. Taigi, sakyčiau, kad kalbant apie Ukrainą, reikėjo 2 revoliucijų, 2 Maidanų, kad ateitume prie realios dekolonizacijos. Tai yra nacionalinis projektas, nėra vakarietiškas projektas, bet kalbant apie Odesą, kuri buvo imperialistinės simbolis Sovietų sąjungoje, o Odesa vaidino labai svarbu vaidmenį. Taigi, trečia, aš buvau pakviestas vienos grupės rusiškai kalbančių verslininkų, kai kurie iš jų yra žydai, žydų kilmės ir tuo didžiuojasi, ir jie mane pakvietė dekolonizaciją Odesoje, tokius procesus. Jie siekia atkovoti ir sukurti naują Odesos identitetą, ne postkolonijinį, bet naują identitetą, nacionalinį. Ir vėlgi Ukrainos dekolonizacija vyko pakankamai nesudėtingai dėl Putino. Putinas buvo ir yra esminis Ukrainos dekolonizatorius. Jo veiksmai smogė jam pačiam ir jis tiesiog padidino atotrūkį tarp Rusijos ir Ukrainos, norėdamas atkurti imperiją tokiu būdu. Bet dar yra 2 svarbus aspektai, kurie labai svarbus. Žinoma, nežinau, ar yra kas svarbiau nei laimėti Ukrainai šį karą, bet yra dar 2 dalykai. Pirmiausia, Ukraina yra buvusios Sovietų sąjungos valstybė, kuri pirmauja dekolonizacijos prasme, išskyrus galbūt Baltijos valstybės. Ir taip pat ir viena talentinga moteris, istorikė, Kazambekova, ji nuolat kartoja, kad tai, kas nutiko Ukrainoje, turės didžiulį poveikį kitų buvusių Sovietų respublikų teritorijose. Ir galiausiai paradoksiška, tačiau tai galėtų pradėti pačios Rusijos dekolonizaciją, todėl kad Rusija vis dar kolonizuota savo imperijos. Tačiau siekiant šio tikslo, Rusija privalo pralaimėti karą. Tai yra labai svarbu. Putino režimas privalo patirti pralaimėjimą. Ir tai yra svarbu ne tik ukrainiečiams, bet ne tik ne rusams, bet ir patiems rusams. Taigi, jei aš galiu užbaigti, tai padarysiu tai cituodamas Vaiseklerį, kad 50-mečio antro pasaulinio karo pabaigos proga jis pasakė, kad tikriausiai geriausias dalykas, kuris galėjo nutikti Vokietijai, yra tas faktas, kad ji pralaimėjo karą. Tai greičiausiai galėčiau pasakyti tą patį ir dabar, kad geriausias dalykas, kuris gali nutikti Rusijai ir visos šios erdvės dekolonizacijai, yra Rusijai pralaimėti šį karą.
Tai yra labai svarbi iniciatyva pradėti diskusijas apie dekolonizaciją, nes intelektualai ir politikai čia privalo imtis veiksmų, pradėti veikti dekolonizacijos kryptimi, bet man regis, kad pagrindinė kova dabar vyksta Ukrainos teritorijoje. Tai yra mano paskutinė mintis. Ir taip pat dar norėjau pasakyti, kad esu labai dėkingas už kvietimą pasisakyti. Ir tikriausiai nereikia jums priminti, kokia svarbi yra Ukrainos kova, ir ačiū jums labai už dėmesį.